1843 metais Lurdas buvo mažas miestelis, kuriame gyveno vos 4135 gyventojai. Tuo metu niekas net nebūtų pagalvojęs, kad šis ant kalvos įsikūręs miestelis vieną dieną taps didžiausiu piligrimystės centru pasaulyje. Lurdas. Viskas prasidėjo Boly malūne, mirus malūnininkui Žastinui Kastihu. Jo žmona Klara liko našlė su 3 dukromis ir mažu sūneliu. Tačiau malūnui prižiūrėti reikėjo tvirtų vyriškų rankų, todėl Klara nusprendė, kad jos vyriausiai duktė Bernadeta turi ištekėti už pono François Subiru. Bet François įsimylėjo Luizą, jauniausiąją dukrą. Jie susituokė 1843 sausio 9 ir persikėlė gyventi į malūną. 1844 sausio 7 Luiza pagimdė mergaitę, kurią pavadino Bernadeta. Po 2 dienų mergaitė buvo pakrikštyta. Lapkritį Luiza susižeidė ir nebegalėjo maitinti krūtimi, todėl Bernadeta buvo išvežta pažindyvę į Bertrezo kaimą, kur pasiliko 18 mėnesių. Luiza ir François gimė dar 2 vaikai – Antonetė ir Žanas Marie. 1848 metais Klara ir kitos 2 jos dukros išsikraustė iš malūno, pagaliau palikdami Subirų porą malūno šeimininkais. Bet deja, jie nebuvo pasiruošę rūsčiai ekonomikos realybė ir po 6 metų bankrutavo. 1854 metų birželio 24 jie buvo priversti palikti malūną. Nelaimė sekė nelaimė. Choleros epidemijos metu Bernadeta susirgo chronišku bronchitu ir po 2 metus užtrukusios sausros į Subirų šeimos duris pasibeldė badas. Subirų buvo visiškai nuskurdę, kai galų gale rado prieglobstį Kašų kalėjime. Kad sudurtų galą su galu, François dirbo įvairius atsitiktinius darbus, Luiza vertėsi skalbimu, Bernadeta rinko metalo laužą ir skudurus, o Antonetė prižiūrėjo Žaną Marie ir mažylę Justiną. Tarsi viso to nebūtų gana, François buvo neteisingai apkaltintas miltų vagyste. 1857 rudenį, kad išmaitinti reikėtų 1 burną mažiau, Bernadeta buvo išsiųsta į Bertrezą pas savo auklę, šį sykį jau kaip tarnaitė. Tačiau ji nebuvo laiminga, atskirta nuo šeimos ir jos didžiausias noras buvo lankyti mokyklą ir mokytis katekizmo. 1858 sausio 21 Bernadeta grįžo į Lurdą ir pradėjo lankyti vienuolyne įkurtą mokyklą. – 1858 vasario 11 ketvirtadienį priešais Masabjelio olą Bernadeta rinko medžio šakas kartu su seserimi ir drauge, kai prieš jos akis staiga pasirodė tai, ką jį vėliau apibūdino kaip moterį baltais drabužiais apsupta švelnios šviesos. Jos bičiulės nematė nieko, tačiau Bernadeta buvo sukrėsta. Luiza ir François uždraudė jai grįžti į Masabjelį. Tačiau kitą sekmadienį Bernadeta su dar keliomis mergaitėmis sugrįžo prie uolos. Moteris vėl pasirodė. Tada Bernadeta apšlakstė ją švęstu vandeniu ir pasakė, jeigu tu atėjai, atsiųsta Dievo, pasilik, jei neišeik. Po 4 dienų Bernadeta prie uolos palydėjo 2 moteris. Jų patarta mergaitė paprašė moterį užrašyti savo vardą. Moteris, šypsodamas atsakė, to visai nereikia. Ar ateisi čia kasdien 2 savaitės? Aš tau nežadu laimės šiame pasaulyje, bet kitame.
Dvi Bernadetą lydėjusios moteris paskleidė Lurde kalbas apie šį įstabų įvykį ir kitą dieną smalsumo vedini su Bernadeta prie olos atėjo jau 8 žmonės, o dar kitą dieną 30 žmonių. Vasario 21-ąją įvykusi 6-ąjį apsireiškimą stebėjo jau 100 žmonių. Ta patį vakarą valdžios įgaliotinis Žakas Somie apklausė Bernadetą ir uždraudė jai sugrįžti prie olos, tačiau Bernadeta prisiminė savo pažadą moteriai ir sugrįžo. 8-ojo apsireiškimo metu Bernadeta pradėjo keistai elgtis. Vėliau klausinėjama jis sakė, kad moteris liepė jai melstis už nusidėjėlius ir pabučiuoti žemę, atgailaujant už jo nuodėmes. Kitą dieną, ketvirtadienį, vasario 25-ąją, 9-ojo apsireiškimo metu Bernadeta išgirdo paliepimą eiti, atsigerti iš šaltinio ir nusiprausti jame. Nematydama aplinkui jokio šaltinio, Bernadeta pirštais išrausė duobę, iš kurios ištryško drumzlinas vanduo. Tada moteris pridūrė, eik ir valgyk žolę. Tie, kas matė visą šią sceną, pamanė, kad Bernadeta visiškai įsikraustė iš proto. Bernadeta buvo pervesta į Lurdą, tačiau kitą dieną vėl sugrįžo prie olos, kur pamatė trykštantį krištolo tyrumo šaltinį. Kovo 2 dieną, antradienį, moteris patikėjo Bernadetai naują misiją. Eik pas kunigus ir pasakyk, kad ateitų čia, vykdytų apeigas ir pastatytų bažnyčią. Kunigas, tėvas Pairama, nežinojo nie ką galvoti. Dieną anksčiau viena moteris išgydė paralyžiuotą ranką, sudrėkinusi ją prie olos trykštančio šaltinio vandenio. Liepk jai pasakyti savo vardą, pasakė kunigas mergaitė. But Father Pyramel wanted some sort of sign. Tell her to say her name and make the rose bush in the grotto come into bloom. Following the 15th apparition, 14 apsireiškimo metu moteris dar kartą primiktinai pakartojo savo prašymą, tačiau kunigas norėjo kokio nors įrodymo, ženklo iš aukščiau. Tegul jį pasako savo vardą, pakartojo jis mergaitė. Tegul padaro taip, kad oloje esantis rožių krūmas pražystų. Po 15 apsireiškimo Bernadeta kuriam laikui nustojo vaikščioti prie olos. Ketvirtadienį, kovo 25-ąją, ji 3 kartus paprašė moterį pasakyti savo vardą, tačiau vienintelis atsakymas buvo nuostabi šypsena. Kai Bernadeta paklausė 4 sykį, moteris paėmė jos rankas ir žiūrėdama į dangų pasakė, aš nekaltas prasidėjimas. Kai Bernadeta tai pranešė kunigui, jis buvo sukrėstas, nes tai įrodė, jog Bernadeta sakė tiesą. Balandžio 7-ąją 1000 žmonių stebėjo žvakės stebuklą. 17 apsireiškimas truko 10 minučių. Daktaras Dozų paliudijo, kad žvakės liepsnanos ir lietė Bernadetos rankas jų nenudegino. Žmonės iš apylinkėme būriais plūsti melstis prie olos. Čia įvyko eilė nepaaiškinamų išgijimų ir nuoširdžių atsivertimų. Valdžios pareigūnai nenorėjo susitaikyti su šio reiškinio masiškumu. Uždarė ją. Galų gale Liepos 16 Bernadeta netoli olos sutiko šventąją mergelę 18 ir paskutinį kartą. Norėdamas apsaugoti Bernadetą nuo smalsuolių, tėvas Pairama netrukus priglaudė ją gailestingųjų seserų globojamoje mokykloje. Čia ji mokėsi ir tapo labai religinga. There she studied, and her religious vocation deepened. Monsinjoras Loranas liepė ištirti Lurdo įvykius. Jis buvo sujaudintas ir įtikintas Bernadetos pasakojimo. 1862 sausio 18 jis pasirašė raštą pripažįstantį apsireiškimus Lurde ir skelbiantį 7 išgijimo atvejus stebuklingais. 1864 balandžio 4 Bernadeta nusprendė įstoti į gailestingųjų seserų ordiną. Po 2 metų jį išvyko į Navarą. Liepos 13 išvykimo išvakarėse Bernadeta paskutinį kartą nuėjo pasimelsti priešais olą. Po to atsisveikinusi su draugais, praleido vakarą savo tėvų namuose Lakadi malūne. She spent the evening with her family at her parents' house in the Lakadi mill.
Šeštadienį, Liepos 7-ąją, Bernadeta atvyko į vienuolyną. Kitą dieną vyriausios vienuolės prašymu į pirmąją paskutinį kartą papasakojo apie apsireiškimus tikinčiųjų bendruomeniai. Po šio paskutinio pasakojimo ji ėmė ruoštis vienuolės gyvenimui. Liepos 29-ąją Bernadeta priėmė įžadus ir tapo seserimi Marija Bernadeta. Didelę dalį savo laiko jis skyrė ligonių priežiūrai, nors jos pačios sveikata nebuvo labai stipri. Bernadette was assigned to the infirmary, where she devoted herself to caring for the sick, despite her own ill health. 1879 kovą Bernadeta taip nusilpo nuo ligos, kad buvo priversta gulėti lovoje po mėnesio, balandžio 16-ąją ji mirė. In 1879, in March, Bernadette was so weakened by her own illness that she had to take to her bed, and a month later, on the 16th of April, she died. Po ilgų teismo ginčų, kurių metu Bernadetos kūnas buvo ekshumuotas 3 sykius, ji buvo beatifikuota, o jos palaikai patalpinti Sen-Gildero bažnyčios šventykloje. 1933 gruodžio 8-ąją popiežius Pijus XI ją kanonizavo. Malda, atgaila ir neturtas – 3 pagrindiniai dalykai išsakyti Lurdo apsireiškimų metu. Bernadeta gyveno pavyzdingą gyvenimą. Jos sprendimas eiti į vienuolyną dar kartą patvirtino pasirinkimą būti vargšė tarp vargšų, suteikdama amžinai galiojantiems principams evangelinę reikšmę. Todėl 5 milijonai piligrimų kasmet aplanko Lurdą, kad patirtų meilės ir vilties žinią ir pamatytų pačią vietą, kurioje ji buvo perduota. Ar melsitės už nusidėjėlius? Pirmųjų apsireiškimų metu Bernadeta meldėsi tyliai, taip kaip šiandien daro visi piligrimai. Todėl oloje, tylos ir susikaupimo vietoje, malda niekada neužgęsta. Ją simbolizuoja nesuskaičiuojamos piligrimų suneštos žvakės. Atgaila, atgaila, atgaila. Šiuo 3 kartus pakartotų žodžiu, Lurdo apsireiškimai nukreipia nusidėjėlius į jų išgelbėtoją. Bažnyčia kviečia atlikti pirmąjį atgailos žingsnį – išpažinti. Jūsų klaidos tai tik mažytės smėlio smiltelės palyginus su begaliniu Dievo gailestingumu. Jėzus laukia jūsų. Simbolinės kryžiaus stotis, apjuosusios Esperlių kalną, primena nusidėjėliams, kad Kristaus kančia buvo visiškas apsivalymas prieš prisikėlimą.
Eik prie šaltinio ir gerk iš jo. Liturginio peigų metu vanduo naudojamas gimtosios nuodėmės nuplovimui. Marija jį naudojo kaip simbolį, ji neturėjo šios nuodėmės. Vandens gėrimas ir prausimasis juo atgaivina pirmojo sakramento prasmę ir paverčia krikščionį bažnyčios sūnumi. Kartodami Bernadetos veiksmus, piligrimai išvalo savo sielą ir kūną giliu tikėjimu. Masabjelio vanduo, paprastas geriamasis vanduo, ką parodė tyrimai, neturi ypatingų gydomųjų savybių. Nuo pirmojo išgijimo, kuris atsitiko Katerinai Latapy, 1858 kovo 1 buvo užregistruota per 3700 nepaaiškinamų išgijimų. Tik 75 iš jų bažnyčia pripažino stebuklais. Eik ir liep kunigams čia pastatyti bažnyčią. Išskaptuota Masabjelio oloje kripta buvo pirmoji šventykla Lurde. Bernadeta dalyvavo jos inauguracijoje 1866 gegužės 19. Skaisčiosios mergelės bažnyčia buvo paskelbta bazilika 1874. Po 2 metų ją pašventino 15 arkivyskupų, 12 vyskupų ir 3000 kunigų, stebint 100 000 piligrimų. Ražančiaus bažnyčia buvo inauguruota 1889. Taip pat buvo paskelbta bazilika 1926 metais. Tai padarė popiežius Pijus XI. Jos skliaute matome šventąją mergelę ir kūdikį duodančius ražančių šventam Dominykui. Each of the mosaics in the 15 peripheral chapels illustrates a mystery. Kiekviena mozaika iliustruoja didžiąją paslaptį. Nesustabdomai didėjant piligrimų skaičiai buvo iškasta milžiniška požeminė bazilika. Ji buvo pašventinta 1958-aisiais. Joje gali tilpti iki 25 000 tikinčiųjų. Čia laikomas tarptautinės mišios sergantiems. Galų gale, naujausios bažnyčios statybos buvo pradėtos 1986-aisiais. Jie įsikūrė toje vietoje, kur vyko 18-asis apsireiškimas. Amfiteatro formos bažnyčia buvo skirta šventai Bernadetai ir atidaryta 1988 kovo 25.
Go and tell the priests Eik ir liep kunigams atvesti žmonės ir vykdyti apeigas. Since 1889, Nuo 1889-ųjų Eucharistikos procesas ritualas buvo nepasikeitęs. Kiekvieną popietę sergantieji gauna eucharistinį palaiminimą. Piligrimų suvienyje bendra malda. United by the same prayer, the pilgrims embody God's people in movement. Atėjus vėliam vakarui, piligrimai susirenka dar kartą. Laikydami rankose žvakes ir giedodami Ave Mariją, jie iš tolo atrodo tarsi ilgas šviečiantis kaspinas.
O tada, tarsi palaikydamos maldą gyvą, tūkstančiai piligrimų atneštų žvakių dega prie statulos. Statulos tos mergelės, kuri mums atnešė mus mylinčio Dievo šypseną.